Labas vakaras visiems, kurie žiūrės šitą video. Norėčiau pasakyti, kad aš labai nesenai susikūriau šitą YouTube kanalą. Jau pirmam video pasakojau, kodėl, kaip, tai nesikartosiu. O šiandien noriu apžvelgti savo savaitės įvykius. Ir noriu pradėti ne nuo pradžios, o nuo galo. Taigi šiandien buvo nuostabi diena. Buvo dėkojimo diena, kurią suorganizavo Rankų šilumos įkūrėja Meilė Toliušienė. Ir mes visi susitikom, turėjom meditaciją, labai puikiai pasivaišinom. Taip pat gavom visokių dovanų, va čia mano maišelis su visom dovanom. Na, bet be dovanų tai buvo didžiausia dovana, tai pabendravimas, susitikimas tokių dvasingų moterų, kurios ieško savo kelio, kurios eina savo tuo keliu, kurios ieško gerumo, supratimo savo gyvenimo poelgių. Ir visos yra tokios su noru dalinti gėrį kitiems. Tai va, buvo labai malonu, labai puikiai praleidom laiką, aš kepiau pyragą ir ten toliau bus video, bet, užbėgsiu už akių, pasakysiu, kad jisai pavyko, visi sakė, kad labai skanus, nors aš labai pergyvenau. Na kągi, o toliau tai, ojojoj, mano radiniai, antikvariniai vos ne, vintažiniai, ne antikvariniai. Tai va, radau karinės uniformas, kepiau pyragą ir dar nutapiau šitą ir aišku, blogai jaučiausi, sirgau kelias dienas, skaudėjo gerklę, tiesiog negalėjau niekur eiti. Tai va, gamtos šį kartą neturiu ką parodyti, na, bet vis tiek savaitė buvo labai įdomi. Ir kviečiu ją pasižiūrėti ir aišku, kas turės kantrybės pasižiūrėti iki galo, labai jums dėkoju. Na, jūs tik pažiūrėkit, kokį aš radau lobį, eidama iš parduotuvės. Va, koks lagaminas su uniforma. Taigi čia filmavimai, kažkoks šmelis, kostiumas dar, bet toks kostiumas. Oho, čia tikrai kokiai kino studijai būtų superinis daiktas. Na va, vienas lagaminas, čia dar kitas lagaminas. Nežinau net kaip čia atidaryti. Čia irgi turbūt yra visko. Irgi turbūt aprangos. Kamelyje rodau didžiojo lagamino turtus. Va. Tokios, žiūrėkit, šiltos kelnes. Ir va, toksai šiltas batinka, ar kaip jinai gal vadinama. Nu va, aišku, ne aš būsiu, jeigu aš jos nepasimeruosiu. Tai čia noriu parodyti va, visą etiketę. Fabrikas Oktiabrski, siuvykla, su visom etiketėm. Naujas, šiltas. Reikės pasimeruoti, taip dėl įdomumo, nes visi žinom, kaip per pandemiją, buvom visi, kurie nesiskiepijo, kurie kažkiek mąstė, buvo vadinami vatnikais. Nu va, galvoju, radau savo žieminį paltą. Vienas apriedėlis, pasipuošiau,
Meravau. Nu ką, visai. Gal kam ir pravers, jeigu kam reikia, sakykit. Manau, kokia kino studijai, gal visai ir neblogai būtų. Pagrindinis ir geriausias mano tas atradimas, va, koksai šiltas šnelius vadinamas. Šiltintas, aišku, išmera, tai kaip ant manęs vyrukai buvo, reiškia, labai nedidelio kūno sudėjimo. Jisai yra visiškai naujas, labai šiltas, su tokiu kalnieriuku, kailiuku. Nu, puikus. Jeigu kam reikia, duokit žinot. Yra dar kelnes, matėt. Nu, jau kelnių turbūt nesimeruosiu, pasižiūrėsiu. O gal ir pasimeruosiu. Nu ką, pagaliau atėjo šioks toks įkvėpimas. Noriu padaryti hortenzijas, jau sudžiūvusias hortenzijas. Dabar pas mane kaip tik tokia puokštė stovi. Tai va, ir aš kažkaip pagalvoju, kad aš noriu šito varianto. Dabar kągi, dabar truputį jau pradėjau lieti. Aišku, čia reikia laukti, kol viskas uždžius, pradžius. Norėsis jau daryti kažkokius kitus veiksmus. Dabar jau tokį pagrindėlį pasidariau. Nu, ir dabar va, žiūrėsiu, kas čia man bandysiu kažką pasidaryti. Tos žiblupiukus. Ar tau tikrai nekelia jokių prieštaravimų pjastrės? Na, rodau savo modelį ir šiandienos darbą. Brūkšt, dar reiktų dirbti, bet jau taip norėjosi pasižiūrėti, tai va dabar padėjau džiūti ir žiūriu, kur dar čia ką reikia dirbinėti. Pažiūrėsiu dar turbūt tos apimties gal dar pridėti. Na va, ir toks va darbas man gavosi. Nu, šiaip esu patenkinta, nes jau buvau tikrai labai pasiilgusi kažką tai kurti, kažką tai piešti. Nelabai man akvarelė taip jau sekasi. Na, bet visai patiko. Susiruošiau po kelių sirgimo dienų. Jau jaučiuosi geriau, tai susiruošiau parduotuvę, pasidariau iš megztuko tokį šaliką, nes būtent tokio neturėjau prie šitų kelnių. Man labai dėrėjo va šitos pirštinytės, kurias aš turiu su bumbuliukais, labai gražios. Ir einu dabar pirkti produktų, nes turiu tokį, kaip ir užsakymą. Iškepti labai skanų obuolių varškės pyragą. Keliauju. Na va, viską pasiruošiau savo varškės obuolių pyragui. Dabar padukas kepa. Kokią 10 minutėlių ir tada jau dėsiu varškę, obuolius. Nu, tikiuosi gerai gausis rytoj, bus skanus. Nu, taip tikiuosi. Meilė, laikyk špygas. Dabar sudėsim obuolius. Nemažai jų. Padariau su cinamonu. Reikia dabar gerai išdėlioti gražiai. Praskirstyti. Dar kaip tik mūsų obuoliukai. Dar turėjau mūsų sodo obuoliukus. Ir
Ir panaudojau juos čia. Turėtų būti labai labai skaniai. Na, sudėsiu ir su rankom sutvarkysiu, išskirstysiu. Dar man liko tešlos, neliko, bet jinai buvo į 2 dalis padalinta. Ir užbersiu ant viršaus trupininę tešlą. Viską supračiau, nagiuką papurčiau dar ir šaunu į orkaitę. Viskas ir kepsim. Dedam į orkaitę ir lauksim rezultatų.